Sveiki visi. Aš savo dalį pradėsiu tokiu labai retoriniu klausimu. Kuri moteris nemėgsta pasipuošti? Žinoma, ne tik moteris, bet ir vyrai mūvėjo, tebemūvi žiedus, segia auskarus, nešioja pakabukus ir panašiai. Taigi šiandien aš ir kalbėsiu apie tai, apie papuošalus iš akmens ir metalo, arba kitaip apie juvelyrinius aksesuarus, kurie gali ne tik pabrėžti žmogaus išorinį grožį, atskleisti jo individualumą, kokia beje labiausia ir yra įprasta ir visiems žinoma papuošalų funkcija, bet ir apie padėti atkurti vidinę žmogaus harmoniją. Tai yra atliktų tą terapinį mineralų teikiamą poveikį, apie kurį mes šiandien visi ir kalbam. Nes nuo seno žmonės mineralus naudojo papuošalų gamyboje. Papuošalų brangumas pradėjus naudoti auksą ir brangakmenius lėmė tai, kad juos nešiojo išskirtinai žyniai, vadai. Ir tai dabar vadinama yra statuso juvelyrika. Bet jei žvelgtume dar giliau į praeitį, tai visgi papuošalai pirmiausia atliko ne tiek kūno puošybos ar tą socialinę funkciją, kiek maginę ar apsauginę. Ir iš senųjų laikų mus yra pasiekę papuošalų tipai, kaip ir gerbiama Rita minėjo, ir pradžioje gerbiama Audronė pasakojo, tai yra amuletai ir talismanai. Čia nuotraukoje matote turbūt žymiausią, kurį aš radau iki mūsų laikų išlikusi talismaną, tai yra Karolio didžiojo talismaną, kuris yra mus pasiekęs iš 9 mūsų eros amžiaus pradžios. Ir istorijose tyrinėtojų rašoma, kad jis visada nešiojo ant krūtinės tą talismaną ir su kurio buvo palaidotas. Tai pakabukas iš filingruoto aukso, centre yra safyras ir ten dar yra 53 brangakmeniai ir turėjęs savyje vienokią ar kitokią relikviją. Šiandien apie tai kalba, apie tai daug prirašyta, nes tiesiog visur ten akcentuojama visų tyrinėtojų darbuose, kad tai yra talismanas, ne šiaip vertingas papuošalas, kurių mus yra pasiekę iš dar senesnių laikų. Ir jeigu tų senųjų talismanų gal pavyzdžių ir nelabai tekę matyti, bet tie gintarinius amuletus arba Egipto skarabėjaus, kobros ar goro akies simbolius, tai išties žinome turbūt visi. Beje, turėčiau pasakyti, kad būtent Egipte juvelyrika ir pradedama laikyti profesiją. Ir turbūt daugumą esat matę ir išties tai labai kokybiški papuošalai išlikę iki mūsų dienų. Taigi tokia trumpa įžanga norėjau pasakyti, kad praeitie išminčiai papuošalus su mineralais taikė tam tikriems jiems žinomiems tikslams. Tačiau laikui bėgant, tauriaisiais metalais ir brangakmeniais puoštis galėjo ne tik valdovai. Ir jau viduramžiais atsirado juvelyrikos pramonė, o siekiant patenkinti augančią paklausą vis daugiau akmenų buvo dažoma, naudojamos imitacijos, pradėti sidabruoti ir auksuoti pigesni metalo gaminiai. O dabartiniu metu technologijos natūralu daro didelį įtaką ir papuošalų gamybai. Tai ir dirbtinio intelekto kūriamas dizainas ir yra 3D spausdintuvais gaminamų papuošalų ir žinoma iki dirbtinai užaugintų deimantų, safyrų ir panašiai. Taigi kaip tokioje gausioje papuošalų pasiūloje atsirinkti, ką atkreipti dėmesį, nes juk papuošalas nuolat liečiasi su žmogaus kūnu, jis gyvena ant kūno, nes tokia jo pagrindinė yra paskirtis. Ir ta jungtis, žinoma, nematomai gali veikti žmogų ir tinkamai parinktas papuošalas būtent gali padėti harmonizuoti žmogaus vidų, o netinkama dermė atvirkščiai gali iššaukti problemas ir galbūt iš čia tiek istorijų, legendų mus yra pasiekę apie prakeiktus deimantus, nelaimės nešančius vėrinius ir panašiai. Nes iš ties tokia smulkmena, bet turbūt retas susimąsti, kad pavyzdžiui žiedas su briaunuota akute, tas kur toks smaigalys yra, gali veikti tarsi akupunktūrą, tam tikrą meridianą 12 valandų, o gal net ir 24 valandas per parą, jeigu mes tą žiedą mūvim nuolat. Tai tada klausimas, kas jį veikia ir kaip jį veikia. Ir jei tam tikrais atvejais mineralų žmogus naudoja ribotą laiką, gydymui, meditacijai ar panašiai, tai papuošalas iš ties yra visą dieną prie kūno. Ir aš turėčiau pasidalinti tokią savo istoriją, kuri galbūt prasidėjo daugiau nei prieš 12 metų, kai aš pirmas įsigijau žiedą. Tai yra pas juvelyrą užsisakiau žiedą, kad tai buvo astrologiškai tam tikrai planetai parinktas akmuo, įrėmintas į tam tinkamą metalą ir gaminamas mūvėjimui ant tam tikro piršto.
visada mėgau papuošalus ir tikrai ne vieną žiedą iki to esu turėjusi, bet tas žiedas buvo išskirtinis tuo, kad jis tarsi prisiklijavo ant piršto. Aš kai jį pasiėmiau, aš ištisus mėnesius nenorėjau jo nusimti. Ir tai buvo tokia dozė niekada nepatirto jausmo, kurį pasirodo gali duoti papuošalas. Ir be to jis keletą kartų yra atkreipęs į save tokį dėmesį, nes po jo pirštas pradėjo juoduoti. Ir tai buvo auksinis žiedas, nesidabrinis ar žalvarinis. Tai pradėdama ieškoti atsakymo, kodėl tokia keista reakcija vyksta, sužinojau, kad taip mineralas gali perspėti, atkreipti dėmesį į situacijas, kaip draugas, ar ne tas, kuris yra šalia, kai reikia pastiprina, o kai reikia ir perspėja. Taigi tokia buvo pradžia, kuri turėjo tęsinį, nes man iš tikrųjų pradėjo rūpėti juvelyrikos virtuvė, kodėl vienas žiedas veikia būtent taip, o kitą užsimovus, jis erzina, norisi nusimti, kitas iš vis niekaip neveikia. Tai prieš keletą metų baigiau juvelyrikos mokyklą Vilniuje, bet čia mano matot vieno kurso baigiamą į darbą, bet ne apie tai, tiesiog noriu tuo pasakyti, kad aš nesu juvelyrė, tai tiesiog mano hobis. Ir aš truputėlį žinau apie tai, kaip gimsta tie gražūs dalykai iš mūsų gamtos dovanų, tai yra iš metalų lydinių ir mineralų. Taigi apie mineralus juvelyrikoje, papuošaluose, bet pirmiausia turbūt reiktų sutart, kas tai yra juvelyrika, nes kai kas ją vadina tik tai, kas pagaminta iš brangių medžiagų, tai yra brangakmeniai ir atitinkamos prabos auksas, o visa kita sako, tai yra bižuterija. Tai aš pasižiūrėjau visuotinę lietuvių enciklopediją, juvelyrika apibrėžiama kaip papuošalų iš taurių ir spalvotų metalų, jų lydinių bei brangakmenių, pusbrangių akmenų, dramblio kaulo, gintaro ir kitų medžiagų kūryba. Ir tam naudojama įvairi technika: kalyba, liejyba, kalstymas, granuliavimas, filigranas, juodinimas, inkrustacija, puncavimas, ėsdinimas, taip toliau. Ji turi puošybinę, socialinę, simbolinę, iki istoriniais laikais turėjo ir maginę funkciją, apie ką kalbėjom. Ir tai yra taikomasis menas. Taigi šitame apibrėžime yra du žodžiai – kūryba ir menas. Vadinasi, čia yra labai svarbus menininkas, kūrėjas arba juvelyrinio papuošalo gamintojas. Žinoma, ir medžiagos, iš kurių gimsta tas kūrinys. Taigi apie visą tai trumpai. Ir jau buvo užsiminta apie amuletus ir talismanus. Ir Audronės Ilgevičienės knygoje Akmenų knyga arba žingsnis į platesnį suvokimą pirmame tome yra išties pateikiama surinkta labai išsami antologija apie įvairiausius talismanus ir koks turi būti jį gaminantis žmogus. Ir čia tiesiog noriu pacituoti vieną vietą, o paskui paaiškinsiu kodėl. Jos gaminantis žmogus turi būti atsidavęs tam darbui visą savo sielą, o ne tik išmanyti juvelyrikos meną. Jis turi būti švarus savo viduje ir puikiai suvokti atsakomybę, nuo kurios tiesiogiai priklauso pagaminto talismano poveikis. Tai turėtų būti sąžiningas, dirbantis su savimi, tikintis tuo, ką daro ir puikiai žinantis galimą savo darbo broko pasiekmę žmogus. Kuo platesnė gaminančiojo talismano sąmonė, tuo pats talismanas veiksmingesnis. Prisiminkite, jog senovėje to užsimdavo žiniai meistrai. Jie žinodavo, kaip lieti įvairius metalo lydinius ir kam jie tinka, bei žinoma daugybė kitų svarbių ir slaptų savo meno paslapčių. Jokiu būdu nereikėtų leisti gaminti talismano tam, kuris netiki pačia jo idėja, kaip ir dvasinio darbo, tai yra darbo su savimi prasme. Tokio žmogaus pagamintas talismanas bus energetiškai negyvas. Čia yra rašoma apie reikalavimus talismano gamybai, bet aš galėčiau pasakyti, kad visi šitie dalykai nemažiau svarbus ir bet kurio papuošalo su mineralais, kurių reikia būtent dėl energetinių dalykų gamybai. Nes jeigu, pavyzdžiui, juvelyras netiki mineralo poveikio idėją, ar ne? Ir jeigu žmogui reikia tik puošmenos prie atitinkamo garderobo, tai dažniausiai kreipiamas dėmesys į vienus dalykus. Galbūt spalvas, faktūrą, originalumą ir panašiai. Jei kalbam dėl energetinių dalykų, tai reikalavimai ir gamintojui, ir medžiagoms turėtų būti visiškai kiti. Bet tai visiškai nereiškia, kad tam turėtų būti aukojama būtent ir puošybos funkcija. Atvirkščiai mes galim turėti labai originalų ir išskirtinį papuošalą, kuriame dėrėtų būti, kuris būtų tinkamas jūsų išoriai ir vidui papuošti. Taigi tai apie gamybą, nes jei kalbėtume apie talismano gamybą, tai ten yra dar daugiau reikalavimų. O
pavyzdžiui, kaip ir pradžiai buvo sakyta, talismanas yra tai specialių laikų, iš specialių medžiagų ir specialių būdų pakabintas objektas skirtas sėkmiai pageidaujamoje sferoje pritraukti ir jis gaminamas su konkrečiu ketinimu, taigi specialiu laiku. Vadinasi, jis privalo būti pradėdamas gaminti tik tiksliai nustatytų pagal reikalingas planeto pozicijas apskaičiuotų laiku. Ir tai gali būti labai anksti ryte, saulei tekant, tai gali būti sekmadienis. Ar visi juvelyrai kelsi saulei tekant? Ar visi aukos savaitgalį darbui, o ne šeimai? O gal pasakys, kad kėlėsi, bet jūs to niekaip nepatikrinsite. Tad viskas lieka jo sąžinė ir atsakomybė. Tai va iš kur tie natūraliai atsirandantis reikalavimai. Kitas dalykas, kuris paminėtas knygoje, kad prie jų gali liestis tik savininkas ir talismano gamintojas. Ir tai paaiškinama, nes tai svarbu, kad nebūtų pažeista energetinė erdvė, sukurta talismano, kad ji nebūtų užteršta svetima energija, svetimomis mintimis. Vadinasi, nėra masinės gamybos talismanų ir parduotuvėje jų nenusipirksit. Na, o jeigu perkate, tai klausimas, ką perkate ir kaip jis veiks. Taigi meistro vidinės kokybės svarba. Nes kaip ir bet kokį meno kūrinį, taip ir į papuošalą kūrėjas įdeda savo energiją. Klausimas, kokią energiją. Todėl žinome, kad vieni kūriniai, nesvarbu tai būtų muzika, paveikslas, eilės ar panašiai, veikia vienaip, kiti kitaip. O kaip citavo apibrėžimą, juvelyrika yra menas, taikomasis menas. Menas, kuris yra nešiojamas ant kūno, ar ne? Todėl turbūt tokiam menui ir turėtų būti keliami atitinkami reikalavimai. Bet natūralu, čia kaip ir bet kurioje profesijoje, ar tai būtų mokytojas, muzikantas, gydytojas, yra žmonių dirbančių iš pašaukimo, yra dirbančių taip. Ir po to žodžiu juvelyras gali būti apibūdinami labai skirtingi profesionalai, nes yra labai daug skirtingų gamybos būdų. Ir kaip minėjau, jau dabar yra 3D spausdintuvai spausdinamų, gaminamų papuošalų, kur kūrėjai turbūt reikia mokėti naudotis tam tikrą kompiuterinę programą, ar ne? Ir turbūt reiktų dar paminėti tai, kad aš kartais vis būna klausimų, kodėl žiedas parduotuvėje panašus kainuoja tiek, o pas juvelyrą jis gerokai kainuoja brangiau. Reikia atskirti, kas yra juvelyrikos pramonė, kaip ir drabužių pramonė, yra masinės gamybos dirbiniai, kur rasit įvairios kokybės, iki internete kelis eurus kainuojantis žiedas su brangakmeniu. Tiesiog reikia žiūrėti, kokią kokybę renkatės, bet kaip yra skirtumas tarp rankomis, pavyzdžiui, megzto šaliko, ar ne, ar ypač dar mamos, kurį virbalais išmezga kiekvieną akį. O lygiai taip pat iš tokių pat siūlų, kad bet gamykloje kažkur Azijoje pagaminto šaliko. Taip yra skirtumas ir tarp masinės gamybos ir autorinių rankų darbo kūrinių. Bet kokiu atveju čia norėjau pasakyti, kad jei yra galimybė, tai ne tik išsirinkite stilių, bet pabendraukite, pasikalbėkite su autoriumi arba tiesiog liaukite savo intuiciją. Nes būna pažiūrėjusi dirbinį, tarsi ir viskas gražu, labai idealiai padaryta, bet kažkodėl netraukia, o kitas darbelis galbūt nieko ypatingo, bet žiūrėk, mielas. Aš tą dalį pažymėjau, nes dažniausiai yra kalbama apie juvelyrus būtent iš tos meninės, autorinių darbų srities, bet apie tą vidinę kokybę turbūt yra mažiausia kalbama. Kitas dalykas – medžiagos, iš kurių gaminami papuošalai, nes pirma asociacija su žodžiu juvelyrika yra brangakmeniai ir taurieji metalai. Kas yra brangakmenis, aš pirmą kartą pati supratau Stambule, Topkapi rūmuose pamačiusi tą vieną iš garsiausių deimantų. Ir kaip mano juvelyrikos vadovėliai, brangakmeniai apibūdinami kaip gamtoje randami mineralai, išsiskiriantis retumu, grožiu ir nuo neatmenamų laikų žmogų užburiantis paslaptingų švytėjimų, mirgėjimų, skleidžiama šiluma ir nesuprantama traukos jėga. Tai jeigu iki to susitikimo su šito deimantu aš maniau, koks skirtumas, kas kaip ir blizga, tai jis man parodė, kas yra ta nesuprantama tikro brilianto traukos jėga. Bet deja, tokius brangakmenius mes galime matyti tik muziejuose ir tai ne visuose. O juvelyrikai skirtų akmenukų pardavėjų lentynos dažniausiai atrodo kažkaip taip. Tai ir tokių būna labai daug. Taigi galit suprasti, kad painiavos gali būti sočiai, nes juvelyrikai skirti akmenukai dažniausiai yra mažiukai. Jeigu dar didesnius mineralus galite kažkaip atskirti akimis, tai čia iki kelių milimetrų.
Tai dėl didelės brangakmenių kainos ir ribotojų kiekio jau seniai pradėta juos imituoti, pamėgdžiot, o dabartinėme technikos amžiuje viską galima sukurti. Ir dauguma turbūt esat girdėję apie tuos sintetinius dirbtinai išaugintus deimantus, kurios tobulėjant technologijoms galima atskirti nuo natūralių, tik su labai specializuota įranga. Ir kadangi man tos temos juvelyrikoje yra įdomios, tai dabar vis paskaitau reklamas arba kaip jie yra pristatomi, tai kadangi visur dabar kalbama apie ekologiją, tvarumą, tai akcentuojama, kad tai tie dirbtiniai labai tvarūs brangakmeniai, kad kontroliuojama augimo aplinka užtikrina tokią kokybę, kuri pranoksta iškastinių deimantų kokybę ir panašiai. Ten tai parašyta, kad tikrai žmogus, kuris nežino, kad yra dirbtinių deimantų, tai patikės, kad ten iš vis labai gerai. Ir kiek teko girdėti, tai labai daug iš kelionių, ir natūralu internetu žmonės parsiveža akmenukus ar papuošalus, dažnai būna net ir su sertifikatais, ypač iš Azijos, jūs galite gauti bet kokį sertifikatą ir parsivežti, ką tik norit. Bet čia vėl turbūt žmogui reikia paklausti, kam jam reikia to brangakmenio. Jei tik pasipuošti, tai ko gero tiks bet koks, bet jei dėl energetinių savybių, tai tikrai turi būti nedirbtinai sukurtas, o natūralus gamtoje rastas mineralas. Ir dabar besiruošdama šiai temai, taip netyčia užtikau straipsnį, kuriame buvo supažindinama su Lietuvos gemologų darbo metodais ir kalbinami Lietuvos prabavimo rūmų ekspertai. Tai jie ten dalinasi, kad vos išmokstame atpažinti naują medžiagą, po kelių mėnesių jau sukuriama dar naujesnė, kurią reikia išmokti atskirti. Nes kiek yra natūralių medžiagų, lygiai tiek pat yra ir sintetinių, užaugintų laboratorijoje, bet atitinkančių ir cheminę, ir fizikinę natūralių akmenų formulę. O dar ko ne tiek pat yra dirbtinai sukurtų juvelyrinių medžiagų, neturinčių jokių analogų gamtoje. Tai turbūt reikia suprasti, kad natūralių akmenų ir bet kokių juvelyrinių medžiagų natūralių atskirimas nuo dirbtinių su kiekviena diena tampa vis labiau aktualus. Taigi, vienas dalykas sintetiniai akmenys, jeigu taip apie medžiagas toliau kalbant, o kitas dalykas, kas buvo paminėta, tai, kad nuolat ieškoma vis naujų būdų, kaip tą nekokybišką gamtoje rastą mineralą paversti gražesniu. Kad jis būtų patrauklesnis ir žinoma, tuo pačiu brangesnis. Ir visi turbūt esat girdėję, kad yra daugybė tų mineralo paveikimo būdų, dažymas, kaitinimas, apšvitinimas ir taip toliau. Bet su kuo teko susidurti, žiūrint ypač tuos juvelyrinius akmenukus, tai pavyzdžiui, dažyti akmenis, jie nelaikomi kažkokiais blogais, nes tai yra natūralūs akmenis, tik nudažyti. Ir jeigu kartais net ne iš blogos valios, nei pardavėjas ar juvelyras jums nepasakys, kad jie dažyti, nes jeigu jūs klausėt, ar tai natūralus, jie sakys taip, natūralus. Tačiau, kaip žinot, aukštoje temperatūroje kaitinami akmenys stabilizuoti, rekonstruoti ir panašiai tampa negyvi. Jie praranda visas savybės. Tai vadinasi, jūsų papuošalas yra visiškai ta prasme bevertis. Bet čia irgi galėčiau tokį, turbūt verta prisiminti, kad juvelyriniai papuošalai kai kam yra investicija. Čia tada jiems svarbu brangakmenių, tikrumas, ypač svarbus spalva, švara ir panašiai. Kitiems tai menas ar originalus aksesuaras prie drabužių. Ir tam jie gali naudoti vairiausias medžiagas, spalvas, jų derinius, gali būti plastikas, stiklas, kas tik nori. Kartais dabar iš vis kuo keiščiau, tuo originaliau, tuo meniškiau. Esmė tam, kad būtų originalu ir trauktų akį. Vadinasi, jiems reikia tų ryškių agatų, ryškių turkių, raudonų koralų kabutėse ir panašiai. O tų, kurie domisi mineralų energetiniu poveikiu, nėra tiek daug. Ir tai, ko gero, paaiškintų, kodėl nėra akcentuojama dažnai, koks tai yra akmuo, ar sintetinis, ar natūralus, kaip jis paveiktas. Daugumai tai visiškai nėra svarbu. Bet jei mums rūpi mineralo energetinės savybės, tada yra svarbu, kad papuošale būtų ne tik natūralus, bet ir niekaip nepaveiktas mineralas, nedažytas, nekaitintas, nešvitintas ir panašiai. Vadinasi, geriau mažiau skaidrus, nes jie yra tikrai labai labai brangus, tai susimastykit, jeigu matot nelabai brangų, skaidrų ir nemažą, bet tikras. Tegu būna ne juvelyrinės kokybės robinas, safyras ar kaip čia matot, kurie gali būti pavadinti korundais, bet svarbiausia, kad būtų be jokių priedų.
Ir galų gale ne visiems reikia deimantų, nes tikri brangakmeniai tai yra labai stiprus akmenys. Ir tai kaip energijos koncentratas, su kuriuo ne visi gali susitvarkyti. Tai galbūt ir tos legendos apie tos prakeiktus deimantus gali būti ir iš čia. Tai šitoj vietoje norėčiau pasakyti, kad rinkdamėsi papuošalą su akmeniu, nesiremkite tik vienu šaltiniu, ypač informacija, pavyzdžiui, vienoje internetinėje parduotuvėje. Būtų vertinga pasidomėti, kaip tie mineralai gali būti apdirbami, kokios jų imitacijos, kaip juos atskirti ir panašiai. Nu, dar geriau žinoma paieškoti patikimų žmonių, pardavėjų ar juvelyrų, kurie pažįsta mineralus ir žinoma nepasiduoti tom emocingoms reklamoms. Čia kaip toj patarliai 9 kartus pamatuok. Kitas dalykas, kuris yra svarbus ir kartais jį nekreipiama dėmesio, tai kad papuošaliai taisytas akmuo liestųsi su oda. Nu, tai yra pakabučių ar žiedų vidinė pusė neturi būti užlydyta metalu, o dažnai būna tai uždaryta, o mineralas kaip tik turi atiduoti savo energiją jums, o ne įrėminimui. Ir liko dar viena sudedamoji dalis, tai yra metalai. Nu, jei apyrankėse, karoliuose mes galime išsiversti be metalo, tai pavyzdžiui, darant žiedą, bene pirmas klausimas yra koks? Nu, auksinis, sidabrinis. Bet ar visi žino, kad vieni mineralai labiau draugauja su vienokiu metalu, kiti labiau dera su kitokiu? Vienam akmeniui labiau tinka auksas, o kitam sidabras. Todėl kartais vertėtų bent jau pačią akutę rėminti, pavyzdžiui, auksą. O deimantui iš vis labiau tiks platina. O kai kuriems mineralams, tokiems kaip karniolis, rožinis kvarcas, iš vis galbūt geriau tinka varis. Pas mus populiariausi yra auksiniai ir sidabriniai dirbiniai. O astrologija auksas tradiciškai yra siejamas su Saule. Jis suteikia gyvybingumą, džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, skatina didžiadvasiškumą, kilnumą. Ir senoviai tai buvo valdovų ir žinių naudojamas metalas. Sidabras siejamas su mėnuliu ir stiprina bei harmonizuoja tas moteriškas savybės, stiprina jausmų raišką, intuiciją. O kadangi tai yra grynuolių klasės mineralai, vėlgi vadinasi papuošalai vien iš metalo irgi turi tam tikrą poveikio kryptį. Nu, todėl geriau nesirinkti paauksuotų ar pasidabruotų dirbinių, nes tai vis tiek tik sidabras ar atitinkamai tik metalas, kuris storesniu ar planesniu sluoksniu yra apipurkštas. Ir juolab, kad tas sluoksnis labai greit nusitrina ir jie tampa tokie purvini. Bet žinoma, čia jau nekalbam apie paminėtas savybės. Gal aš nebesiplėsiu, nes yra dar vienas dalykas, kad tiesiog kaip papuošalą turim net ir klausimas žiedas, pavyzdžiui, ant kurio piršto nešiojamas ar ne. Nes nuo seno yra tradicija ar šventikų, vyskupų, popiežių žinom žiedus arba vestuvinių žiedų tradicijos. Ir vėlgi manoma, kad būtent iš Egipto yra pasiekusi tradicija žiedus mūvėti ant bevardžio kairės rankos piršto, nes buvo manoma, kad per jį eina viena, kuri teka tiesiai į širdį. Bet jei ir mediciniškai pažiūrėtume, tai per visus pirštus driekiasi meridianai. Jie astrologiškai, kiekvienas pirštas irgi yra priskiriamas tam tikrom planetom. O dar yra skiriamos ir žmogaus pusės, moteriai viena pusė, vyrui kita. Tai yra skirtumas, kur ir kaip papuošalas su mineralu nešiojamas. Bet čia nesiplėsiu, čia yra astrominerologo darbas ne tik parinkti atitinkamai mineralus, bet nurodyti, kaip juos rėminti ir kaip nešioti. Tiesiog norėjau užsiminti, kad ir tame yra papuošalo poveikio skirtumas ir prasmė. Tai va tiek trumpai, ką manau būtų pravartu žinoti tam, kad tinkamai parinktų mineralų ir metalų dermė kartu su juvelyro sąmoningu požiūriu, meilė darbui, atsakomybė, jūsų papuošale apjungtų tą materijos tvirtumą su energetiniais dalykais, o jūs šalia nuolat savęs turėtume ne tik gražią puošmenę, bet ir tikrą pagalbininką. Tiek.